Taip pat Zoom Webinars platformos specifika yra tokia, kad mes dalyvių nematome ir negirdime, tai jeigu turėtumėte klausimų, juos atsakysime po pristatymo, galėsite juos rašyti į skiltį Q&A. Taip pat galima bus užduoti klausimą žodžiu, garsiai, tai tiesiog reikės paspausti Raise Hand mygtuką, jį rasite skiltyje React. Norime priminti ir informuoti, kad jeigu norite sulaukti visų pranešimų iš mūsų leidyklos apie naujai leidžiamus leidinius, įvairias progas juos išbandyti ir kitus aktualius jums pasiūlymus, tai užpildykite mūsų svetainėje baltulankuvadovėliai.lt esančią formą susipažinkime. Šiuo metu taikome specialią akciją pratyboms. Jinai galioja iki rugsėjo 30 dienos, tai visiems susisakantiems 7 ar daugiau vienetų vienodų pratybų sąsiuvinių. Būtent iš mūsų leidyklos taikome 15% nuolaidą užsakymams. Kaip reikėtų užsisakyti, tai nueiti į mūsų svetainę baltulankuvadovėliai.lt, į skiltį parduotuvę ir įsidėti prekes į krepšelį ir ta nuolaida prisitaiko automatiškai. Tai šios dienos pristatymas yra skirtas biologijos vadovėlių pristatymų 7 ir 8 klasėms. Juos pristatys autorės Rasa Burakienė ir Ingrida Čiučkytė. Šie vadovėliai iš tikrųjų yra labai gerai vertinami, sulaukime daug atsiliepimų iš mokytojų. Kokie iš tikrųjų jie yra jiems reikalingi ir pritaikomi. Tai tada norėčiau perduoti žodį autoriams. Tai prašom kitą skaidrę jūs tada. Ar kitą. Tai laba diena, mes šiandien autorės jums pristatysime savo parengtų vadovėlių ypatumus. Na, jau vienerius metus šie vadovėliai funkcionavo ir daugelis mokyklų buvo nusipirkę ir su jais dirbo, įsigijo. Na, tai mes dar, kurie gal dar nežinot, nevartėt, neskaitėt, neturėjote savo rankose šių vadovėlių, tai mes šiandieną ir juos pristatysime. Na, vadovėliai yra parengti pagal pritaikytas bendrasias programas, na, kurios įsigaliojo nuo 2022 metų. Šiuose vadovėliuose temos yra išdėstytos nuoseklia tvarka, atitinka bendrųjų programų numatytas temas. Na ir dirbant su šiais vadovėliais iš tiesų labai paprasta ugdyti bendrose programose numatytas mokinių kompetencijas, skatinti jų kūrybiškumą, kritinį mąstymą. Kiekviena vadovėlio tema atitinka ilgalaikį ir pamokos planą, kurį mokytojai gali rasti leidyklos tinklapyje. Na ir daug dėmesio skiriama taip pat biologiniai įvairovei ir jos išsaugojimui. Jeigu mes paimtume, prašom kitą skaidrę, jeigu galite. Na, jeigu mes pažiūrėtume, tai biologijos vadovėlį sudaro 2 dalys, pirma dalis ir antra. Pirmoje dalyje yra 4 skyriai, tai yra, kurie vadinasi biologija kaip mokslas, nuo ląstelės iki organizmo, genai ir paveldimumas ir ląstelių dalymasis. Na ir visos tos temos yra padengę dėstomo dalyko pirmąjį pusmetį. Antroje vadovėlių dalyje vėlgi proporcingai yra 4 skyriai, tai organizmų klasifikavimas ir sistematika, augalai, bestuburiai gyvūnai ir stuburiniai gyvūnai. Na ir vėlgi taip temos yra išdėstytos, kai jos atitinka visas tas mokymo savaitės, kiek yra ir suplanuota. 8 klasės vadovėlį sudaro 4 skyriai, 2 skyriai yra skirti ekologijai ir 2 skyriai yra skirti evoliucijai. Tai pirmasis skyrius yra ekologija, antrasis ekosistema, trečiasis skyrius gyvybės evoliucija Žemėje, na ir 4 skyrius evoliucijos įrodymai. Prie šitų vadovėlių, jeigu galite kitą skaidrę parodykit, prašau, prie šitų vadovėlių analogiškai yra ir pratybos, kurios irgi yra tokie patys skyriai ir tokios pačios temos, kaip ir vadovėlyje.
Toliau, jeigu galite, prašom. Mhm. Na, dabar apie Dabar ypatumus Rasa papasakos. laba diena visiems. Aš kalbėsiu apie tai, kuo mūsų pristatomi vadovėliai yra ypatingi, išskirtiniai ir padedantys organizuoti ir įgyvendinti ugdymo procesą. Pirmiausia, ką norėčiau paminėti, tai kad vadovėliuose visos temos yra labai nuosekliai aprašytos, atsižvelgiant į numatytus tokius kriterijus bendrosiose programuose, atnaujintose bendrosiose programuose. Stengiamės, kad visos naujos savokos, procesai, kuriuos mokiniai nagrinėja vienos ar kitos pamokos metu, būtų iliustruojami ne tik tekstais, ne tik tekstiniais pavyzdžiais, bet ir pačiomis iliustracijomis. Todėl, ką galiu pasakyti, kad tame mūsų vadovėliuose yra tikrai labai daug iliustracijų, nes pati biologija yra paveikslėlių mokslas. Ir tiems mokiniams, kuriems galbūt sunkiau sekasi skaityti, ar ten, tarkim, sunkiau sekasi suprasti skaitomą tekstą, visos iliustracijos tekstus papildo ir mokiniui lengviau įsisavinti mokomasi informaciją, mokytojui lengviau paaiškinti ją ir lengviau įsiminti mokiniui ir išmokti. Taip pat visos nagrinėjamos savokos yra paryškintos. Jos yra grindžiamos pavyzdžiais. Ir vėlgi mes labai daug dėmesio skiriam, rašydamos tos vadovėlius, labai daug dėmesio skiriam pavyzdžiams. Stengiamės, kad tie pavyzdžiai būtų iš čia ir dabar, kad jie būtų aktualūs. Ne kad kažkada tai buvo taip, bet kaip yra šiandien. Taip pat, kad tie pavyzdžiai būtų šalia mokinio, kad, tarkim, nebūtų aprašytas kažkoks augalas, kažkoks gyvūnas, kurio ten mokinys nėra gyvenime matęs ir vargu ar jisai jį pamatys kada nors gyvą, tai kad jisai galėtų įsivaizduoti, taip, aš vakar mačiau šitą vabzdį, taip, aš vakar mačiau tuos lubinus ar ten kažkokius augalus ar procesus. Ir ar ten gerdamas arbatą iš tikrųjų aš mačiau, vyksta difuzija. Tai tokiu būdu tas biologijos mokymasis priartinamas prie nūdienos ir jisai lengviau būtų išmokstamas. Toliau labai daug, praktiškai visos teorinės žinios yra siejamos su mokinių patyriminėmis veiklomis. Ir vėlgi rašydamos vadovėlį mes labai daug dėmesio skiriam detaliam patyriminių veiklų aprašymui ir vėlgi rinkdamosios patyriminės veiklas ar ten tyriamuosius darbus, ar kažkokius projektėlius, ar praktinės veiklas, mes su Ingrida labai daug diskutuodavom, kad visos medžiagos, kad visos priemonės tiek mokytojui, tiek mokiniui būtų lengvai pasiekiamos. Reiškia, kad jos nebūtų brangios, kad jų būtų lengva rasti mokykloje, o galų gale, kad dalį tų praktinių veiklų gali mokinys atlikti ir namuose savarankiškai ir iš jo tai nereikalautų labai didelių kažkokių investicijų ar pastangų gauti kažkokių tai medžiagų. Tai vėlgi aprašymai patys, su jais labai daug dirbom, kad jie būtų aiškus, lengvai suprantami, labai nuoseklūs, kad mokinys galėtų pats atlikti savarankiškai tą darbą, naudodamasis tik tai knygos aprašymu ir jam minimaliai reikėtų tiek mokytojo ar tai suaugusiųjų pagalbos. Taip pat vėlgi, kai pradėjome rašyti vadovėlį, mūsų viena buvo iš vizijų, mes kalbėjom apie tai, kad mokinys, kad mokykloje klasėje sėdi labai įvairių gebėjimų mokiniai. Nuo tų, kurie siekia vos slenkstinį lygmenį, dėja, bet taip yra. Ir tokių mokinių, kurie tikrai yra 10 žingsnių toliau negu kiti, jie turi labai daug žinių, jie labai domisi.
Ir vėlgi mes, kai rašėm, diskutuodavom, kaip padaryti vadovėlį, kad mokytojai būtų lengva dirbti, paprasta dirbti ir su tuo vaikučiu, kurio gebėjimai yra mažesni, ir su tuo labai gabiu mokiniu. Tai va čia mus gelbėja QR kodai. QR koduose slepiasi informacija išplėstinė, plečianti pasaulėžiūrą, papildoma informacija, kurios galbūt reikės atliekant užduotis, darant projektus, o galų gale ir mokytojui nereikėtų ieškoti papildomos kažkokios informacijos ruošiant mokinį konkursui. Reiškia, QR koduose pirmiausia yra tokia informacija, kuri yra praplėstų, pagilintų mokinio žinias. Ir vat, tuo būtų mūsų tie vadovėliai ir ypatingi. Dabar, Agne, gal galim perjungti. Štai, ir dabar matote 1-8 klasės, čia tarp kitko yra vadovėlio turinys. Jisai yra labai nuosekliai sudėliotas, jisai sudėliotas yra pilnai pagal bendrasias programas, pilnai pagal planus, todėl mokytojui nereikėtų dirbti ten, tarkim, dabar tai yra aktualu, sudarant ilgalaikius planus, kad ką aš čia dabar rugsėjį mokysiu, spalį ar ten balandį, einant nuosekliai yra padengiama visa programa per visus mokslo metus ir tiesiog tas ilgalaikis planas, jisai jau matosi vadovėlio turinyje. Agne? Kiekvienas skyrius prasideda nuo trumpo aprašymo, nuo tokio trumpo motyvacinio aprašymo, kurį perskaitę mokiniai yra sudominami, iškeliami probleminiai klausimai ir tie probleminiai klausimai lyg tai ir nuoroda, ką tu sužinosi, ką tu išmoksi, kai mokysies šitą skyrių. Taip, Agne? Ir štai matote viena iš temų vadovėlio, 8 klasės vadovėlio pati pirmoji tema. Temų pavadinimai labai konkretus, aiškus, tiesiog kaip raktinis temos žodis, apie ką čia mes mokysimės. Toliau tam, kad būtų lengva mokytojui susidėlioti savo darbo tvarką, o mokiniui sužinoti, kokiu jisai išmoks naujų žodžių, kokias savokas jisai šitoje temoje turės išnagrinėti ir jas mokėti, tai yra pačioj pradžioj pateikiamas savokos. Ir toliau jau dėstant jos bus nuosekliai aiškinamos. Ir štai matote mėlyname fone, žydrame fone parašyta šioje temoje jūs. Tai čia yra mokytojui, tai yra nuoroda, kokie būtų pamokos temos, ar jeigu ta tema yra nagrinėjama kelias pamokas, kelių pamokų uždaviniai, o mokiniai, tai kad nuoroda, ką jisai išmoks, ką jisai gebės, kai pasimokys šitos temos. Toliau visos savokos, visos naujos savokos yra paryškintos, sukirčiuotos, kaip ir reikalauja reikalavimai, kad mokinys ne tik, kad žinotų, kas tu po tą sąvoką slypi, bet jisai ją mokėtų taisyklingai, tikslingai vartoti. Ir kaip minėjau, iliustracijų gausa vėlgi padeda iliustruoti tekstą ir detaliau paaiškinti aiškinamus dalykus. Agne, galima kitą skaidrę? Kiekvienos temos pabaigoje yra apibendrinimas, trumpas apibendrinimas, kurį sudaro 4, kartais 5 sakiniai. Vėlgi, tam mokiniui, kuris nemėgsta labai skaityti, kuriam labai nesiseka skaityti, tai jisai gali, tarkim, apibendrinimą perskaitęs jau kažkiek turėti žinių, nors visada kalbam apie tai, kad reikia skaityti viską. Bet tuo pačiu, tarkim, ruošiantis kitai pamokai, darant namų darbus, ruošiantis atsiskaitimui, namų darbų patikrai, mokinukas, skaitydamas apibendrinimą, gali mokytas į temą labai paprastai pasikartoti. Kiekvieną temą vainikuoja klausimai ir užduotys. Po kiekvieną temą rasite 6 klausimus, 6 užduotis.
ir jos yra 6 ne šiaip sau, jos yra išskirstytos pagal lygmenis, pasiekimų lygmenis. Tai pirmosios dvi, pirmoji ir antroji užduotis ar klausimai yra skirti slenkstinio ar patenkinamojo lygmens mokiniams, reiškia, stengiamės vėl, kad visi mokiniai galėtų patirti mokymosi džiaugsmą ir mokymosi sieką. Reiškia, tu galbūt negalėsi atsakyti į 6 klausimą, bet tu atsakei į 1 ir 2 ir tai jau yra šiokia tokia sėkmė, tu kažką veikiai šitoje temoje ir tu išmokai. Trečioji ir 4 užduotis yra skirta pagrindinio lygmens mokiniams, pasiekimų mokiniams. Tai ten jau reikia šiek tiek daugiau pagalvoti, daugiau parašyti, galbūt daugiau paskaityti, pritaikyti ten gautas teorinės žinias kažkokiom praktiniam situacijom. Ir 5, 6 tema, tai yra 5, 6 užduotis yra jau aukštesniojo lygmens mokiniams, pasiekimų mokiniams, kad jau čia tos užduotis reikalauja gilesnių žinių, platesnių žinių, galbūt reikia pasinaudoti QR kodu, paieškoti informacijos. Ir tai vėlgi tai yra pagalba, tarkim, ruošiantis konkursui, ar tarkim, mokinys savo ateitį galvoja, kad aš būsiu miškininkas ir jau jisai gali savo laiką investuoti į tai, kad kuo aš anksčiau būsiu, kai užaugsiu ir dabar aš jau mokausi giliau ir plačiau, kad aš turėčiau daug žinių. Ir vėlgi, visos užduotis, kaip matote, yra neišskirstytos nei spalvomis, nei kitokiais šriftais. Kodėl? Todėl, kad mokinys būtų skatinamas atlikti kuo daugiau šitų užduočių. Reiškia, jeigu aš vakar gebėjau atlikti tik 1 ir 2, galbūt aš rytoj gebėsiu atlikti dar ir 3 užduotį. Tai jūs, mokytojai, žinodami tuos lygmenis, galėsite, tarkim, sakyti, kad, žiūrėk, tu vakar padarai 2, šiandien jau padarai 3, tu darai pažangą. Arba tu neįveikiai 5 ir 6 užduoties, bet pasistenk, gal tau visai pavyks. Tai vėlgi tas lengva diferencijuoti pamokos veiklas ar namų darbų veiklas, kad, tarkim, tu padaryk namuose tą užduotį, tai jau bus gerai. Bet jeigu tu padarysi dar 3 ar 4 užduotį, tai tu, žinok, labai gerai būsi padirbėjęs. Ir kaip sakiau, minėjau, yra labai daug praktinių veiklų, tai kiekvienos temos pabaigoje yra skyrelis praktinė veikla, kur yra pasiūla, labai didelė įvairovė įvairių užduočių, galimybių, ką mokytojas galėtų pasiūlyti vaikams nuveikti. Tai vėlgi nereiškia, kad turite įgyvendinti visas 3 surašytas praktinės veiklas. Ne, yra mokytojų pasiūla, įvairovė, galbūt jam perskaičius tas 3 pasiūlytas praktinės veiklas kils 4 gera idėja ir jisai įgyvendins savo idėją. O galbūt ten kažkurios kelios veiklos atrodys patrauklios ir įgyvendinamos, tai žodžiu, vėlgi tas pasirinkimo galimybė yra visada paliekama ir paliekama erdvė kūrybiškumui. Agne, galim keliauti toliau. Skyriaus pabaigoje yra visos skyriaus apibendrinimas, tai vėlgi yra pakartojamos visos svarbiausios skyriaus sąvokos. Jos yra dar kartą apibūdinamos, bet apibūdinamos ne tais pačiais žodžiais, kokiais buvo apibūdinta temose. Apibūdinama yra kitais žodžiais, kitais pavyzdžiais, kitomis iliustracijomis, kad galbūt mokiniui sunkiai sekėsi suprasti tą sąvoką, kai jisai mokėsi temoje, tai jisai apibendrinime vėlgi yra pakartota ta sąvoka ir apibūdinta kitokiais žodžiais. Dėl to galbūt jam bus tik tai lengviau suprasti, jisai sakys, viskas aišku, man čia apibendrinime daug paprasčiau pasakyta. Apibendrinimas buvo stengtasi pateikti apibendrinimus lentelėmis, schemomis, iliustracijomis, kad
ta informacija būtų labiau vizualizuota, sustruktūruota ir atrodytų, kad tai yra tikrai trumpa santrauka, kad jeigu aš viską žinau, kas yra parašyta apibendrinime, aš esu tikrai gerai pasiruošęs atsiskaitomajam darbui. Taip, Agne. Ir po apibendrinimo pasibaigus skyriui, ką mes vėlgi matome, mes matome pasitikrinu ir įsivertinu, tai yra toks viso skyriaus klausimynas, kurį mokiniai gali, atlikdami užduotis, mokiniai gali gana gerai pasikartoti, pasimokyti, o plus mokytojas gali tuos klausimus užduotis naudoti ir kažkokioms pamokų veikloms ar namų darbų veikloms, o galbūt ir padaryti apklausas iš šitų pateiktų klausimų. Tai vėlgi čia yra sustruktūruota, jos suskirstytos yra ne šiaip savo. Tai pirmoji dalis mokų savokas, jos yra kaip trumpieji atsakymai, kurie reikalauja vieno sakinio, vieno žodžio, skaičiaus ar savokos įvardinimo. Ir vėlgi kalbam apie tai, kad mokinys, kuris geba atlikti visas šitas mokų savokas užduotis, jisai galim, daugiau skirta yra slenkstinio patenkinamojo lygmens mokinio žinioms, lygsta maždaug taip. Toliau galiu atpažinti ir apibūdinti. Tai jau yra pagrindinio lygmens sudėtingumo užduotis. Jos yra šiek tiek sudėtingesnės, ilgesnės, su aprašytomis situacijomis. Ir vėlgi prašo mokinio, kad jisai taikytų, tarkim, gautas žinias per iliustracijas, per schemas, gebėtų pats tas iliustracijas, schemas, lenteles analizuoti ar braižyti. Ir Agne, gal galim versti toliau vieną skaidrę? Va štai matote, lentelių pildymas ir vėlgi 10 klausimų, 10 užduočių, tai mokytojas jas gali naudoti nebūtinai visas, jisai gali panaudoti pasirinktinai ir savo kažkokiam planuojamom veiklom. Ir trečioji dalis, tai yra gebu paaiškinti ir įrodyti, reiškia, čia jau yra aukštesnio lygmens, pagrindinio ir aukštesnio lygmens mokinių pasiekimų lygmens užduotys, kur reikalauja jau detalesnių žinių, probleminiai klausimai, kurias mokiniai spręsdami tas užduotis gebėtų taikyti gautas teorinės žinias ir daryti išvadas, prielaidas ir taip pat pasisemti naujų kažkokių faktų, nes vėlgi tos užduotys, tarkim, aprašytos yra su situacijom, tai nėra trauktos tos situacijos iš dangaus. Tai yra realūs pavyzdžiai, išieškotos informacijos apie kažkokius tai istorinius dalykus, kur mokiniai ne tik išspręs kažkokį probleminį klausimą, bet ir praturtės kažkokiam faktiniam žiniom. Taip, Agne. Ir dabar apie mokinių bei mokinių įveiklinimą jau prikalbės mano kolegė Ingrida. Ačiū, Rasa. Toliau, kalbant apie mokinių įveiklinimą, mes panaudojame vadovėlius. Tai matėt, kad ir nebuvo paminėta, kad kiekvienos temos pabaigoje yra skirta ir praktinės užduotis. Na ir yra, kaip jau Rasa ir apibūdino, tai klausimai ir užduotis, kurios buvo diferencijuotos. Na, ir kad kiekvienas mokinys galėtų iš tikrųjų gebėti atsakyti ir patirti tą mokymosi džiaugsmą, bet ir yra tos praktinės užduotis, kurios pareikalauja ir duomenų interpretavimo, pareikalauja ir praktinių žinių, teorinių žinių. Na ir tos užduotis labai nuosekliai yra aprašytos, kurios padeda, kurias galima atlikti tiek namuose, tiek pamokoje, priklausomai kaip mokytojas suplanuoja veiklą. Na ir tiek
na, tos užduotis, aišku, reikalauja ir mokinių tam tikrų gebėjimų. Ir kas yra numatyta bendrose programuose, tai ugdo mokinių kūrybiškumą ir kritinį mąstymą. Kalbant apie pratybas, gal galit kitą skaidrę. Na, pratybų turinys tai atitinka vadovėlių turinį, todėl iš tiesų mokytojui labai paprasta planuoti veiklas pamokoje ir skirti užduotis mokiniams namuose. Norime atkreipti dėmesį, kad pratybose pateiktos iliustracijos yra visiškai kitokios, skiriasi nuo vadovėlyje esančių. Na, todėl vėlgi ugdo mokinius kritiškai mąstyti, lavina jų vaizdinę atmintį, plečia akiratį. Na ir kartais atrodo, kad ta pati iliustracija mažai kuo skiriasi nuo pateiktos vadovėlyje, bet jinai pateikta, tarkime, kitaip, iš kito kampo, jeigu pavaizduota vienas iki vienaip, kitą kartą kitaip, na, arba visiškai yra nauja iliustracija, na ir todėl tą mokinius priverčia mąstyti, o ne aklai ir paprastai surasti informaciją vadovėlyje esančią ir perkelti į pratybų sąsiuvinius. Na, mokiniai atlikdami užduotis pratybose, na, iš ties suranda naujos, įdomios informacijos nagrinėjamomis temomis. Na, pratybos, kurias naudojame ugdymo procese, tai skatina efektyvesnį mokinių tą kompetencijų ugdymą, nes iš ties labai dabar kreipiama daug dėmesio į mokinių kompetencijų ugdymą. Užduočių įvairovė, kuri yra pateikta tiek vadovėlyje, tiek pratybose, na, žinoma, kad palengvina mokytojų darbą, padeda jam, kada jis ruošiasi pamokoms, na, padeda suplanuoti namų darbų užduotis mokiniams, na ir kitas ugdomąsias veiklas, kaip pavyzdžiui, projektinės veiklos, tyrimai, na, pasiruošimas konkursams, olimpiadoms. Na ir iš tiesų, kada mes rengėme šitas priemonės, tai ir buvo toks tikslas, kad parengus tiek vadovėlį, tiek pratybas, kad mokytojui iš tiesų nereikėtų ieškoti papildomos informacijos, na ir tos užduotis pateiktos ir aprašyti tekstai visi yra struktūruoti, tiesiog atvertus temą yra tiesiog ir pamokos planas. Na ir yra, kaip matome, motyvacija priekyje yra, mokinio tas sužadinimas nagrinėjama tema, na, o paskui išdėstyta visa tema. Ir pabaigoje yra to įvairaus lygmens užduotis ir, na, praktinės veiklos. Na, toliau prašom, jeigu galite kitą skaidrę. Na, tai vat kaip ir matė tą visą turinį, kaip jau rodėme, na, va čia irgi 8 klasės matome vadovėlį ir viskas nuosekliai yra išdėstyta pačiame vadovėlyje, kas yra ir turinyje. Jeigu galit kitą, tai va čia matome mes vėlgi kitą. Čia pratybų mes matome, kaip pratybose atliktos yra parengtos užduotis. Jeigu yra vėlgi čia yra 8 klasės pratybos, nagrinėjama tema, yra, skyrius yra ekologija, pirmoji tema ekologijos mokslas. Na ir matome pateiktas užduotis, tos užduotis vėlgi yra labai pateikta po 4 užduotis. Iš vienos užduoties išplaukia dar daugiau užduočių. Na, va, kaip matome, ar ne, kad pavyzdžiui, nurodyti ekologijos struktūriniai lygmenys, duoti paveikslai, na ir turi mokinys atlikti užduotis, na, pavyzdžiui, matome ten tik panaudoti sąvokas, antra užduotis vėlgi jau reikalauja didesnių gebėjimų išteklių, apibūdinti tą kiekvieną sąvoką. Na ir paskui jau užduotis 3 ir 4, tai jau reikalauja aukštesnių gebėjimų mokiniams. Na, gali jau naudoti tas užduotis atlikti tik aukštesnių gebėjimų mokiniai. Kita, jeigu galite skaidrę, prašom parodykit. Na, vat. Ir matome, kaip ir 3 ir 4 užduotis
kaip yra tos vienos temos. Na ir vėlgi mes matome, kad yra labai daug iliustracijų, labai nuosekliai užduotis visos suskirstytos, parengtos, na ir mokiniams, na, iš tiesų yra nesudėtinga jas atlikti, kur yra pačioje pradžioje, nuo pradžios ir užduotis į pabaigą sunkėja. Na dabar vėlgi mūsų susitikimo pabaigai norėčiau akcentuoti, kokias mokymosi naudas patiria mokiniai, jeigu naudoja mūsų parengtą medžiagą, vadovėlius bei pratybas. Tai pirmiausia, lengvai įsimenamos naujos sąvokos, apibrėžimai, nes jos yra išryškintos, apibrėžtos, dar kartą pakartotos apibendrinimuose, iliustruotos, kad būtų lengviau įsiminti. Toliau pavyzdžių gausa, kuri padeda geriau taikyti gautas teorinės žinias ir geriau įsivaizduoti tuos procesus, kurie yra nagrinėjami vadovėliuose. Nes kaip ir žinome, ypatingai 7 klasės kursas yra tikrai mokinukams sudėtingas, tikrai sudėtingos yra temos, kur reikia labai gerai vizualizuoti tuos procesus, kad tie mokiniai juos suprastų. Toliau lengvas pasiruošimas atsiskaitomiesiems darbams ar temos kartojimuisi, nes yra apibendrinimas tiek kiekvienos temos pabaigoje, tiek skyriaus pabaigoje. Užduočių gausa, kuri padeda įtvirtinti žinias ir taip pat padeda pasitikrinti žinias, kaipgi man sekėsi. Ir QR koduose slypinti informacija padeda plėsti akiratį, gilinti žinias. Specialiai nereikia galbūt mokiniams ieškoti kažkokių informacijos šaltinių, ruošiant ar mini projektus, ar galbūt didesnius projektus, kad tiesiog ta nuoroda, kad mokiniai nepasiklystų internetinėse erdvėse, o tiesiog jinai nuvestų juos ten, kur ta informacija tikrai yra ir kurios jiems reikia. Agne? Kokiagi yra nauda mokytojams naudojant mūsų parengtas vadovėlius bei pratybas? Tai didelė praktinių veiklų įvairovė padės ugdyti kompetencijas, kaip ir Ingrida minėjo, joms yra skiriama labai daug dėmesio. Taip pat visos kompetencijos yra skatinamos per pačias įvairiausias užduotis. Toliau praktinių veiklų nuoseklūs aprašymai, kad mokytojui pačiam mokytojui nereiktų jų rengti, kad mokinys tiesiog naudodamasis iš karto galėtų savarankiškai daug ką nuveikti. Ir kaip minėjau, stengiamės ieškoti tokių praktinių veiklų, kurioms reiktų minimaliai specialių priemonių, kad būtų kuo natūralesnės medžiagos, lengviau pasiekiamos, pigiau kainuojančios. Taip pat yra pateiktas leidyklos informacinėse ištekliuose yra pateikti ilgalaikiai ir teminiai planai. Tiek 8 klasiai, tiek 7 klasiai. Ir vėlgi mokytojui nereikia specialiai sudarinėti ilgalaikio plano, jisai gali būti naudojamas pilnai, jisai yra sudarytas taip, kad pritaikytas visiems mokslo metams. Tik tai žinoma, mokytojas gali tuos planus pasikoreguoti pagal savo poreikius, pagal mokyklos poreikius, ar ten kažkokius tai individualius, ar mokyklos numatytas veiklas specialias, kurių nėra kitose mokyklose. Ten gali jisai ir numatyti, kada jis organizuos atsiskaitomosius darbus ir kada darys atsiskaitomųjų darbų analizę. Žodžiu, tai pilnai padaryti, aprašyti planai, kuriuos reikia imti ir naudoti. Agne?
Taip, dėkojame autoriams už pristatymą. Taip pat dar norime informuoti, kad mūsų visi vadovėliai yra įkelti į skaitmeninę platformą OPIC. Tenai galima naudoti skaitmeniniu vadovėliu. Taip pat yra ir papildomų išteklių. Šiais mokslo metais mokytojams ši platforma yra nemokama. Tiesiog svarbu būti prisijungus per mokyklos paskyrą. Tai tiesiog, jeigu jūs dar nesate užsiregistravęs ar prisijungęs, tai kreipkitės į savo mokyklos skaitmeninių išteklių administratorių, kad jūs prijungtų. Jeigu nežinote, kas yra šis žmogus arba kyla kažkokių keblumų prisiregistruojant, tada parašykite elektroniniu paštu info@opic.lt ir OPIC komanda jums padės prisijungti. Dabar būtų laikas užduoti klausimus. Jeigu norite užduoti klausimą, parašykite jį į skiltį Q&A. Taip pat galite į chatą rašyti arba galite užduoti savo klausimą garsiai, įgarsinti, tai reikia tiesiog paspausti Raise Hand mygtuką, jį rasite skiltyje React ir tuomet galėsite pasisakyti. Tai galite ne tik užduoti klausimą, galite ir pasidalinti savo atsiliepimais ar kažkokiais pastebėjimais, jeigu jau naudojate šiuos vadovėlius. Tai tikrai labai laukiame jų. Jeigu jums reikėtų pažymos už dalyvavimą šiame webinare, parašykite elektroniniu paštu projektai@elankos.lt. 2 savaičių bėgyje gausite pažymą už dalyvavimą. Taip, yra klausimas. Čiate Birutė klausė, jeigu dirbama korepetitoriumi, ar yra galimybė prisijungti ir pasinaudoti vadovėliais? Čia tikriausiai klausė apie OPIC platformą. Tai yra galimybė, bet tuomet jau ne per mokyklos paskyrą nemokamai, o reikia tada jau įsigyti licenciją. Tai tiesiog nueikite į puslapį opic.lt ir tenai pamatysite visas licencijų galimybės. Taip pat dar norėčiau priminti apie šiuo metu taikomą pasiūlymą įsigijant pratybas, perkant iš mūsų leidyklos baltulankų-vadovėliai.lt svetainės, skilties parduotuvė, įsigijant 7 ir daugiau vienetų tokių pačių pratybų sąsiuvinių, yra pritaikoma 15% nuolaida. Nuolaida krepšelėje prisitaiko automatiškai. Taip, tai jeigu turite kokį klausimą, tai užduokite jį dabar. Jeigu kiltų kažkoks klausimas jau po webinaro, tai tuomet rašykite mums į leidyklą ar skambinkite, tikrai atsakysime. Klausimų nematau, tai manau, kad galime tada ir užbaigti šios dienos webinarą. Tai labai dėkojame autoriams už tokį išsamų ir įdomų pristatymą. Ir dėkojame visiems susirinkusiems mokytojams ir noriu palinkėti sėkmingos mokslo metų pradžios. Tai ačiū visiems. Ačiū. Ačiū labai, visą gerą.